Laimės paslaptys. Jos tokios paprastos, kad atrodo kiekvienoje knygoje, kurioje skaitau, kiekvieną kartą vis nauja ir nauja paslaptis. Vis naujas ir naujas priminimas, kad yra vis kitas ir kitas lygis. Šiandien tokiais paprastais dalykais norėčiau pamastymais apie tas laimės paslaptis. Pirma, tai mes turime suvokti, kad mes visada esame ten, kur tą akimirką turime būti. Mes tiesiog esame toj vietoj, kurioje turime būti. Visa šita visata, visa šita mūsų supantis nuostabus pasaulis, jis dirba 24 valandas su visom minutėm ir sekundėm mūsų labui, mūsų. Ir kad tas momentas, kada mums labai nesiseka, kada mums yra labai sudėtinga, yra tas momentas, kad jis veda į patį didžiausią ir geriausią gėrį mūsų gyvenime. Į tai turim atkreipdėmėsi. Antra, gyvenime turim suvokti tokį paprastą dalyką. Gyvenime nebus niekada taip, kaip tu nori. Tai yra, kad tavo sveikata 100% būtų labai gera, kad tavo finansai judėtų taip, kaip tu norėtum, kad jie judėtų, kad tu turėtum tiek pinigų, kiek turėsi milijoną, norėsi antro. Turi 100 eurų, nori antro. Turi 5 eurus, nori 10. Ir tai bus visada. Ir visada bus kažkas, kas tau netinka. Ir kas bebūtų, mes siekiam būti patys tobuliausi, bet iš tiesų mes turim būti tik geriausia savęs versija šiandieną. Šiandieną, ką galiu padaryti maksimaliai gerai, tai būtent tai aš ir turiu siekti. Šiandieną. Gal aš vakar padariau didžiulės klaidas, gal aš kažką tiesiog padariau jas. Ir net nesuprasdama, nesuvokdama, aš šiandieną suvokus turiu pasistengti jų nekartoti. Ir būsiu geresnė versija nei vakar. Savęs geresnė versija. Bet juk mes tobulumo siekdami labai dažnai palipame ant kažko. Tipo aukščiau bus. Ojojoj. Palipę ant kažko, prisimam to žmogaus karminės užduotis. Bet čia apie skaičius būtų. Nes tie sunkumai, norint užsigrūdinti ir kad mums būtų duotas naujas levelis, lyg žaidimuose, lyg kompiuteriniuose žaidimuose. Pagal mūsų gyvenimus ir yra sukurti tie kompiuteriniai žaidimai. Visada yra naujas levelis. Tu vis labiau ir labiau gali kažką pasiekti, kažkur nueiti, tu visada bus ko siekti. Ir tai supratęs žmogus turėtų tiesiog siekti vieno dalyko - būti čia ir dabar. Ir būtent būti savęs geriausia versija. Tai toks antras pamąstymas. Ir trečias pamąstymas apie ramybės jėgos paslaptį. Iš tiesų žmonės visi labai ieško meilės. Galvoja, kad jeigu turės daug pinigų, nusipirks meilę. Jeigu neturės pinigų, tai jų niekas negalės mylėti. Vertinimą supranta kaip meilę, kad jei aš turiu tam tikrą statusą arba tai mane būtinai turi mylėti. Ne. Įdomiausia tai, kad mes turim surasti pusiausvyrą. Ir kai mes surandam savo gyvenime pusiausvyrą, kai ateina į mūsų gyvenimą ramybė, mes nesam nei per daug save naikinantis, nei per daug save aukštinantis. Tiesiog toks nulinis taškelis. Tada ateina į mūsų gyvenimą ramybė, o įdomiausia tai, atėjus ramybėje ateina meilė. Tiesiog čia širdyje darosi
daug viskas paprasčiau. Ateina tas jausmas, kad vat aš įkvepiu ir nesvarbu, kas vyksta tavo gyvenime. Nebijokit tiesa visų duobių, nupuolimų, nes tada mes stiprinam savo sielą, mes ją užgrūdinam. O ramybė, jinai, kai tu ramiai eini savo keliu, tu visada turi tikslą, tam tikrą tikslą. Tu jį įsikeli aukštai, kad tas tikslas, kad jis tau būtų kaip šviesa, kai tuo momentu kažkas tau nesiseks. Ir tai neturi būti tai, kad va, čia dabar nepasiekiau, čia negavau. Ne, tu jį turi. Ir jeigu tu jo ir nepasieksi, bet tavo gyvenimas bus užskaitytas, nes tu išsikėlei savo gyvenimo tikslą. Kitiem galbūt reikia Everesto, tretiem reikia automobilio kažkokio prabangaus, dar sekantiem reikia sveikatos. Visi turi skirtingus tikslus, bet tas tikslas, jis antiek turi būti būtent jūsų, kad jūs viduje ramiai suprastumėt, tai neprimestas, tai ne kažkokios reklamos įteiktas. Viduje suprasti, kad aš turiu ramiai eiti savo keliu į savo gyvenimo tikslą, lyg į savo žvaigždę. Ir gyvenimas pradės keistis. Jis tiesiog pradės keistis. Taigi šiandien paliečiau net 3 tokias mažas paslaptis apie buvimą čia ir dabar. Apie tai, kad mes neturime būti tobuli, mes tik turime būti geriausia savęs versija. Ir apie pusiausvyrą. Ieškant meilės, atradus ramybę, gausi meilę. Nes čia toks yra dėsnis. Apkabinu, su jumis Eligė ir skaičių magija ir iki kitų kartų.